kad tu atsibustum, tu turi savo asmenybę sutrypt realiai, palaidot, vis laik išvelgsi tą negatyvą, čia visi gali išvelgti negatyvą visur. Ir atrodo tau, o kaip man patinka jaustis taip negatyviai, nes atrodo gaunu kažkokį dėmesį iš kitų ar kažką, žinai. Jo. Ieškai energijos iš kitų. Va būtent. Nu viskas, tada einu aš pirkti tą brangų dalyką, bet jie ir tada tikėsis, kad va dabar lauksiu, va dabar tas turiu. ir yra. Mumis, kai mažus įtikino dienoraščiai, bet realiai. Jo, iš tikrųjų, absoliučiai. Išjauti save, tos emocijos tai sukuplas ar dar. Ir mes jiems vyresniems žmonėms gali pasakyti, o geriau daryti tą ir tą, nes mums tas dalykas padėjo. Bet aišku, ką tas žmogus darys tą informaciją, tai yra ano asmeninis reikalas. Atrodo paprasta, žinai, ir nes mes tą darėm, kai mes buvom vaikai. Tiesiog visuomenė yra atgyvenus jau tą, galim sakyti, vyrišką energiją, išgyvenimą esmė. Turi tikėti, kad tu esi vertas to geresnio darbo ir būsenos, ir minčių ir panašiai. Tai jeigu tu šersi tam taip, tai, kai tu miršti emociškai, kurialiai viską išgyveni, tai ten, tarkim, sudarytus scenarijus galvoja, iliuzijas ir panašiai. Ir tada, man atrodo, tu kažkaip atsimerki. Tada ir suvoki, kad nebenoriu gyventi taip, kaip kad gyvenau anksčiau ir tipo nori kurti naują kažką, nori pagaliau gyventi. Sveiki atvykę į Laikinos ateities naują podcastą. Vadinas Sąmonės menas. Šiandien esam su Melancholija. Na, pajapinsiam, pašnekėsiam apie visokius dalykus, apie sąmonę, apie būsenos kėlimą, apie limituojančius įsitikinimus, apie ateivius, gal apie viską, šnekėsiam, kas eina mums. Viską natūraliai. Na, absoliučiai. Absoliučiai. Norėjom tiesiog pasidalinti su žmonėms savotus kažkaip, žinai, mintis, žinai, nelaikyti savį visų dalykų, nebūti tokiai savanaudžiai. Ir kas liesas? Ir pasidalinti vis. Jo, kas liesas, norim pasidalinti. Ir galim realiai pradėti tiesiog šnekėti, kaip žmonės, žinai, atsikel, atsibūnd iš esmės, praded jausti daugiau dalykų, suprasti, suvokti, žinai. Atsimerkia į realybę labiau, gal pastebi tai visus dalykus, kurie anksčiau buvo tokie, kaip čia pasakyti, praleidžiami prakės. Jo. Jo. Tai kaip tu manai, kaip tas pabudimas tas visas įvyksta? Jo. Kas priverčia, kažin blogų, kaip manai? Aš tai sakyčiau, vis tiek, kiekvienas iš mūsų mes ateinam, žinai, pasirinkam savo unikaltą, turim kontraktą, mes susitaram inkarnuoti, žinai, mes pasirink šitą pamoką ir, tarkim, šitus tėvus, tokius išgyvenimus ir vis, žinai, ateinam skirtingai ir kai kuriems gali būti sunkiau, kitokius pamokas, kitiems dar kitokius. Ir kai kuriems žmonėms išves, žinai, gal net nėra tokį gyvenimą pamoką išves, kad aš dabar turiu atsibojęs, žinai, ir pradėti suvokti, kas aš iš tikrųjų esu, kad aš nesu tiesiog, žinai, fizinis kūnas. Nu. Bet gerai tada, o kaip tu manai, kaip tada tie žmonės, kurie yra nepabudę, kaip turi pabusti? Kaip manai? Va tas gaunas, aš sakyčiau, natūraliai. Natūraliai? Absoliučiai natūraliai. Bet jeigu neišeina žmogui natūraliai pabusti, jeigu jis yra visą gyvenimą, atrodo, tai būsena įkalintas, tai surištas tuo ir tipo jis net nenori ir kaip, tarkim, kaip galvoji, kas jį turėtų pažadinti? Aš sakyčiau, kad tas žmonės pažadin specifiniai įvykiai, kur, tarkim, kaip asmeniškai man buvo, kad netgi atsimenu vaikystėje, man atrodo, pats pirmasis dalykas buvo, kur aš atsimenu jau link mokyklos, gal kokiai 6 klasėje. Ir aš toks einu ir aš tik kažkaip jaut, aš esu žmogus, žinai, aš žiūriu pro akis. Kažkaip toks ta derealizacija, ar ką taip vadinasi jau, žinai. Ir aš jauti ir aš galvoju, kaip keista, žinai, aš esu kažkas kits, kažkas daugiau. Ir, žinai, kiekvienas skirtingas žmogus pažadina tokį dalyką, kaip ir dalykas kaip sinchronizacija, žinai, pradedu matyti, žinai, numeris 11, ar ten 222, žinai, arba ten kas nors iš vis kitaip. Man buvo su anglų kalbos žodžiais. Aš atsimenu, žinai, žiūriu kokį YouTube ar kažkur žiūriu ir koks žodis, kur aš atrodo nežinau, ko jums reiškia. Ir akurat kiekvieną kartą ateisi į mokyklą, mes per anglų kalbą mokinamės tą žodį. Ir aš sakau, tai kartą nutiek, žinai, ir keista. Ir tiesiog, žinai, tokį dalyką verti žmogus, žinai, pradedi mąstyti, kad palauk, gerai, kažkas čia kitaip, čia kažkaip magija, kaip čia tas dalykas gali veikti. Nes, atrodo, tas ir tas sinchronizacijas, tokie specifiniai įvykiai gyvenime, kad reikia daug žmonėms suvokti, kad palauk, aš esu gal daugiau negu tiesiog fizinis asmenybė. Bet čia toks kaip asmenybės žlugims, realiai. Kad tu atsibustum, tai turi savo asmenybę sutrypt, realiai, palaidot. Iš esmės, jo. Jo, tu turi užsmaugti save patį savo paties minčių.
kad nuvest į kampą pastatyti ir grinai vos ne išprievartaut savo blogasias mintis, kad tu suvoktum, kad, nu, tos mintis ir tiesiog bus ir buvo bet tu nesi jos, tos mintis būtent, Va. kad susikūrė jo. Jo. Tai kažkokia iliuzija, kad, oi, va, aš esu labai fail, gal tu ten žlugęs žmogus esi. Tai jo, va, taip ir manau, kad tas pabudimas ir yra, kad tu turi užsmaugt save paties savo minčių, ten, kad ir kokios neigiamos, kokios baisios, negražios ir su visais šešėliais, demonais, tai ir panašiai, tu turi užsmaugt save, kad atsibus, kad pamatyt, kad, nu, ne, yra, tai kažkas kito, kad nėra čia šitas visas sukurtas dalykas, tai iliuzija kažkokia tai. Tai man atrodo, va šitas jo, turi. Ir tas dalykas, kad, žinai, pats žmogus, jis gal net nežino, nu, ko pradėti, nežino, kaip reik, žinai, iš esmės atsibundi, bet kaip aš galiu tobulėti tam dalykui, kaip aš galiu labiau savį pažinti iš kitos perspektyvos. Ir va, kai kurie žmonės, pajautus dalykus pasteba, bet jiems tas dalykas ir visiškai neužfiksuoja, tai jo praleidžia taip kažkaip taip, ai. No. Ir negali sakyti, kad dabar kiekvienas žmogus, žinai, pastebėsius dalykus jiems ir pradės savį keisti. Vat pats tu turi daryti tos aistros, to noro, to susidomėjimo, žinai, kad palauk, man įdomu, aš noriu gilinti tą temą, žinai. O gerai, o jeigu žmogus tada yra labai giliai už save užsidaręs, užsidepresavęs, tada kaip jam? Pačiai ir yra, va, tas, kad aš manau, kad tu turi realiai kaip asmenybė numirt, tiesiog mirt. Tu realiai, ten tarkim, esi užsidepresavęs, tu, man atrodo, turi nueiti iki to galo, kur jau viskas atrodo, atrodo viskas jau, paleidi viską iš rankų ir tada, kai tu miršti emociškai, kur realiai viską išgyveni, tai ten, tarkim, sudarytus scenarius galvoji, iliuzijas ir panašiai. Ir tada, man atrodo, tu kažkaip atsimerki. Tada ir suvoki, kad nebenoriu gyventi taip, kaip kad gyvenau anksčiau ir tipo nori kurti naują kažką, nori pagaliau gyventi, o ne iliuzijas kurti. Ja, ir mes daug žmonių turtų standartų, žinai, kartuotus pačius ciklus per tą patį. Ir, vat, pavyzdžiui, irgi, kaip prieš tai dar minėjau, tu pasirink, tu turi pamoks kažkoks. Ir vat, jeigu tu vis tiek kažkokiu metu tu išgyveni tavo sunkiai patirti, tas tamsias sielos naktis vadinamasis, kas nežinot, tai tiesiog sunkus emocinis išgyvenims, kur tu, nu, žiauriai stipriai blogai jauties, tau, nu, tiesiog atrodo stogą raun, atrodo, nori kažkur dingti, pabėgti nuo to, labai ir sunku emociškai. Ir va tie dalykai dažnai apver žmonės, kad, okei, aš noriu kažką daryti dėl to. Ir tada va, tas prasideda savęs gilesnis pažinims. Nes, nu, priveri žmogaus dabar sakyti, o tu turi, žinai, atsibusti, negali. Nes tu gali pasakyti kažkam, o aš, nu, tu va, daryk taip, nes aš žinau, kad tas dalykas man veikia, aš tau noriu padėti, bet ką tas žmogus darys, tas informacija, tai yra nuo asmeninis reikalas, žinai. Mes negalim žinoti to žmogaus, kas dabar netgi žiūri, ne, gyvenim kelią. Taip. Absoliučiai. Tai vat, dėl to vat, žmonės jau čia žiūri dabar tom podcastą įsijungia, nes nu, jiems įdomu ir ta tema, jiems įdomu, kas tas ir ko mes turėjom pasakyti ir jie nori labiau savai pažinti. Ir ką, žinai, padaryti, žmonės galėtų klausti. Bet tas irgi būtų įdomu. Jeigu tu dabar nori save keisti, tu žinai, kad tu turi kažkokių standartų, įsitikinimų, kažkokių dalykų, ciklų, kad tu kartuoji, to, nu, nepageidauji. Bet, pavyzdžiui, iš tavo patirties, ką tu transformuotum, jei kažko tu nepageidauji? Jeigu kažką, gilinčiau, aš labai gilinuos, aš visur labai gilinuos, aš save, jeigu aš matau, kad man kažkas ar tai nepatinka, ar dar kažko, aš vis laik gilinuos ir bandau suvokti, kodėl man tipo nepatinka tas dalykas. Tai aš vis laik gilinuos, galvoju ir bandau ir ieškoti išeities, tai kažkokias, nu, supras, kas man trigerina, tas tipo trigeris kažkoks tai. Tai nežinau, vis laik gilinuos. Ir kaip ten sakei? Kaip tu vat, būtent transformuoji tą dalyką, nes tu negali realiai ištrinti, turi pakeisti tą energiją. Energija nėra sukuriama, nei sunaikinama, žinai. Tai tu pakeiti kažką, kas yra negatyvų, į kažką pozityvų. Kaip tu tą padarai? Tai aš vat, ir kaip padarau, tiesiog gilinuos ir vis laik iš to minuso ieškau, tai kažko tai, nu, pliusų visų tų. Tai realiai tu ieškai tam negatyvių kažkokių pozityvių dalykų. Taip. Jo, nes vat irgi, iš esmės, bet kas įvyks tavo gyvenime, arba bet ko, ne, ir turi pozityvių prasmių, žinai, ir vat, tu esi tas, vat, ta sąmonė, kad gali paimti ir, aš turiu pasirinkimą, laisvą valią, surasti tą pozityvų prasmę ir pakeisti savo būseną. Taip, nes kaip tu, jeigu, kad ir vis laik išvelgsi tą negatyvą, čia visi gali išvelgti negatyvą visur. Pastoviai, va tas ir standartas, labai daug žmonių pastoviai iš negatyvo gyvena. Ir jie pripranta prie šito negatyvo ir jiems yra jau įprotis tas toks, kur gyventam negatyve ir jiem pastoviai ieško dar papildomai tų visokių negatyvų. Tai ar tai susipyksta su kažkuo, ar tai kažkas kažką tai tam pasako, žodžiu, vis laik negatyvo ir jie nebeižvelgia to pliuso niekur. Tai tai reikia, kad nu, išvelgti visur tai grožį, tai pastebėti, kad ir koks, tarkim, nutikimas nutinka, ar ten dar, vis laik reikia išvelgti pliusą kažkokį tai. Tada ir visas mąstymas pasikeičia, kad jeigu pamatai, tai pliusą pastebi ir
nu, judi link to grožio viso. Ja, ir kas ir juokinga, kad, žinai, mes galim pasakyti, kaip jau ką padaryti, žinai, bet atrodo, žmonės, taip nėra paprasta, žinai. Aš jau, kad nėra paprasta. Pačiai pradžioje, žinai, kad pakeis save tą negatyvą į pozityvą, užtrunk laiką savistabas, kad iš vis savi pastebėti, žinai. Tu turi savi pastebėti, tu turi pagauti. Ir aš ką mokau savo mokiniams, savo programai. Ir pats pirmasis dalykas, ir sąmoningums. Būti čia ir dabar. Tiesiog prisiminti, aš esu čia. To niek daugiau nereikia, tiesiog pajausti. Tiesiog prisiminti, taip, kad sėdžiu, esu, grynos oras, pučia vėl per kaklą eina, turi pajausti to. Ir irgi būna tas, kad ir faktas, kad ir mes nukrypstam mintim. Būna, kad užsigalvoji. Aišku. Ir turi susigrąžinti save čia ir dabar, bet tu negali susigrąžindamas galvoti, blemba, ir vėl nukrypau mintim. Tu negali, tu turi pagavai, kad nuklydai kažkur, tai kažkur nuėjai. Būni čia ir dabar, bet tu ir nebefilosofuoji, tai kodėl vėl susimaščiau apie tą dalyką. Ja, tas niek neduos tau. Tu vėl nukrypsi, nukrypsi ir vėl nukrypsi. Svarbiausia ir pastebėti save, pripažinti, gerai, aš turiu tą emociją, aš gal nuklydau, gerai, aš pripažįstu tą. Gerai, šitas dalykas yra gerai. Kokį pozityvų prasmę aš galiu dabar žvelgti, kad šitam nutiko, aš pastebėjau save, eik tu savo, pastebėjau nors ir 5 minutės vėliau, bet pastebėjau. Tas jau duos tau, tai aš galiu galbūt tą padaryti. Nes, žinai, svarbiausia ir ne kas nutinka tavo gyvenime, bet svarbiausia ir ką tu darai su to, kas nutinka. Mūsų būsena ir svarbiausias dalykas, absoliučiai. Visiškai aplinkybės, visi įvykiai, bet kas nutektų ir visiškai nesvarbu. Būsena ir tau svarbiausia. Nes ta būsena ir sukur tavo vibracinį dažnį, kad rasi tada, kaip magnets, pritrauk visko. Kaip prieš tai sakė irgi, kai, žinai, kai negatyvą jauti, ir tu, žinai, ir pritrauki realiai tą patį. Tu esi, tu su ką kuri mintim, tai tu tą ir pritrauki. Tad jeigu tu savęs nemylėsi, nevertinsi, tai būsi užsidaręs problemom visokiam, ten galvosi vien tik apie negatyvą, tu ir pritrauksi ir tikrai nebus, kad kodėl pas jį taip gerai gyvenosi, ten pas mane tai blogai. Nes tu tuo tiki, nes tu pritrauki blogą, tavo mintis negatyvios, tai vis laik tai pripratęs toj būsenoj būt. Tai ir jeigu tokioj būsenoj būsi, tu nepritrauksi ten teigiamų dalykų visų. Absoliučiai. Taip. Tiesiog, kaip sako, ne plius, kaip matematikoje ten, pliusas pritrauk pliusą, ne, ten minus, tai grinai taip ir iš esmės. Ir tu nepastebėsi to iš karto, aš dabar būsiu pozityvus. Ir, žinai, ir kur tie visi mano pozityvus dalykai, žinai, tu iš karto lūkesti, žinai, uždėdi ir tu nepritrauks to, nes šitai fizinė realybė, grinai, mes inkarnavomės čia iš šitą žemę, nes ir mokykla, čia ir grinai mokykla. Ir toks, kaip pasakyti, toks laiko tarpas, gali sakyti, procesas, kurį tu turi praeiti, kad tu gautum tą kažkokį dalyką. Gerai, tu esi toj būsenai, viskas tie dalykai, kas ir pozityvų, kas priklauso tau, jau ateina pas tai. Bet tai nereiškia, kad iškart, žinai, ateisi per sekundę. Dėl to mes čia ir esam. Dėl to mes ir esam, kad patirtumėm procesai, praeitum tą dalyką, tu esi toj būsenai pastoviai, praeina kokias 2 savaitės kažkas, ir tu iš tikrųjų nuoširdžiai dirbi savimi, pastebi ir tu išlieki pastoviai būsenai, ir tada pamatai tuos vaisius, žinai. Nes nėra taip, kad tu pasodini ir tipo jau lauki ten vaisiaus. Tai sėklo pasodini, užkasi ir taip atsėdi. Ne, taigi tu turi tą ir laistyti, ir trąšas dėti, ir viską, tu turi rūpintis. O oro sąlygos irgi labai tai, ką duoda. Tai nebus taip, kad vieną dieną viskas nusiteiksiu pozityviai. Ir tada po vienos dienos, kodėl nėra tipo rezultato. Ne, tai tu turi tai toliau kiekvieną kartą tai tipo stengtis ir tobulinti save, ugdyti ir toliau šert save teigiamom mintim. Absoliučiai. Žodžiu. Ja. Tai tas ir tas savistaba, tas pats pirmas žingsnis. Ir aišku, žinai, jeigu ir kas nors, ko tu nepageidauji, ne? Aš mėgstu tai klausimą, žinai, turiu, kur galėčiau užduoti, pagavau kažkokį konstruktą savo ego, ne? Gerai, aš pagavau, aš pajautu, gerai, ko aš turėčiau tikėti šioje situacijoje, kad tas dalykas man būtų tiesi. Kas ateina pirmas dalykas tavo galvo? Gerai. Aš jaučiuosi, žinai, pikts, nes mane apšaukė darbę. Ko aš turėčiau tikėti, kad aš esu, tarkim, susinervinu, jeigu mane apšaukė. Tai aš labai gal prisirišęs esu prie šito darbo, tai toliau. Gerai, tai ko aš turėčiau tikėti, kad šitas darbs, aš identifikuojuos kaip tas žmogus, katras dirba tą darbą. Gal aš nesu tas žmogus, katras dirba tą darbą. Aš esu unikali asmenybė, katras gal mėgst piešti, gal tą mėgst daryti, gal man tas ir smagiau. Ir kodėl aš dabar turėčiau atiduoti visą tą energiją savo negatyviai patirčiai, žinai, kažkokiai. Ir tas per procesą eini išmoksti ir tiesiog leidi savo pabandyti. Tiesiog su žaidimu eini per tus dalykus. Realiai. Savistaba. Turi grinai žaisti gyvenimą. Taip. Jo. Tiesiog. Nes irgi, jeigu dabar bus galvos tikrai tie, kur negatyvai ten,
vat, atrodo, jie gal ir stengiasi, ten kažką tai daro, ugdo save ir panašiai, bet tarkim, dirba, vat, nu, nemėgstamą darbą ir jie būna ir galvoja, va, tipo, kodėl. Tai tas darbas irgi duodavo, kad, tipo, negatyvus tas visas ir mąstymus ir panašiai emocijas, nes tu ten sutelki savo energiją ir mainais gauni, nu, negatyvą. Ir Absoliučiai. taip. Kai kurie žmonės, na, aišku, nepasirenka gal sąmoningai, pasąmoniškai, nepritrauktus darbus ir dirba tą darbą, kur nepageidauji, bet jeigu tu nors ir turi tą darbą, tas darbas, tu gali rasti pozityvius esmės ir prasmės, kodėl tu iš vis turi tą darbą. Žiūrėk, yra žmonių, kad jie bando gauti šitą darbą, kur tu dirbi, ar jie negauna nuo, ar ne, yra žmonių, kas iš vis neturi pinigų ir gyvena gatvėje gal. Tu uždirbi šitais nors ir kokį 1000 per mėnesį, bet tu uždirbi ir tu gali nusipirkti maistą, tu gali sumokėti nuomą, tu šiltą lovą turi, žinai. Ir vat surandi priežasčių, va tas darbas, kiek man duoda pozityvą, žinai. Gal aš noriu kažką dirbti, bet aš negaliu, kodėl aš turiu, žinai, būtų negatyviai būsena ir dabar, o kodėl, nu vis gyvenim bus, kodėl. Iki tol, kol tu nepakeisi savo būsens, kai tu pakeisi savo būseną ir priimi tą, ką tu dabar turi, tau visą atsako, žiūrėk, tas jaučias laimingas. Ir tokie aukštai būsenai, ant nusipelni kažko daugiau. Ir šitais galimybė atsiranda žmogus, atsiranda. Bet ir irgi tu turi save įtikinti, kad tu esi vertas geresnio. Va būtent. Jo, nes jeigu tu, tarkim, dirbsi tą darbą ir tu vis tiek, nu, galvoji, tipo, bet tu turi tikėti, kad, nu, tu esi vertas, tai tu esi, vertas to geresnio darbo ir būsenos, ir minčių ir panašiai. Tai jeigu tu šersi ten taip, tai, nu, absoliučiai. liksi, nu. Absoliučiai. Ta prasme, visą tą nedar klaidų. Jeigu tu čia esi, tu egzistuoji. Ir tas, kas egzistuoja pagal reikšmę ir definiciją, negali nustoti egzistuoti. Šitas pats energijos negali sunaikinti nors arba sukurti. Ana yra. Tai tas jau pasako. Jeigu tu jau egzistuoji, tu esi verts ir vert absoliučiai visko savo gyvenime. Tu absoliučiai visko esi verts ir vert. Ta prasme, tu vienintelis žmogus gali savi tik tais limituoti. Ar aš esu nusipelnęs to dalyką, ar aš nusipelnęs. Ir tau ego kokius tu standartus pasiims iš vaikystės, iš tėvų, iš kitų žmonių, iš darbo, iš ten mokyklos. Tie dalykas sukur tavo ton asmenybė ir tu jeigu kažko nepageidauji, tu gali tiesiog kvestionuoti savį. Gerai, aš nepageidauju šitais jaustis neverts. Kodėl aš jaučiuosi neverts? Ko aš turiu tikėti, kad aš esu neverts arba neverts? Tu randi tą priežastį ir pat kaip tą priežastį reikia rasti, tu tiesiog klausi to klausim, kol išsiaiškinti, kol visą tarasi tą pačią šaknį. Jo, o ta šaknis yra nelogiška. Kai šaknis yra nelogiška, nes mūsų prots fizinis ant nelaiko dalykų, kas nėra logiška. Nes, nu, žinai, kaip įsivaizduok, yra didelė, kaip čia sakyti, library. Ne, knygas, sudėts ir... Aš irgi pamiršau. Biblioteka. Yra didelė biblioteka ir daug knygų, ne? Ir tu nežinai, katra knyga yra tau naudinga arba katra yra nenaudinga, kol tu tiesiog neprieisi, nepažiūrėsi. Arba kitaip sakant, kol tu neapšviesi savo smegenys, tos įsitikinimus, kažkokį konstruktą su prožektoriu, kad, o, palauk, žiūrėk, aš turiu kažką, kas visiškai nelogiška ir ant man nepasitarnaun. Kodėl aš tą dalyką laikau? Tavo jau prots jau tada paleid, kai suprant, kai tai nebėra logiška. Ir va tada tau nereikia galvoti, o aš radau tą savo, žinai, įsitikinimą, kur nepageidauju. Nu dabar ką reikia daryti. Niek to nereikia daryti, gal prots jau paleidai tą dalyką. Tiesiog, kai ištink tą situaciją, tiesiog duok savo kažkokį suvokimą kažkokį, kad jeigu, atsitika vėl tas pats, kaip aš dabar noriu jaustis, jeigu vėl tas pats įvyks arba panaši situacija. Tarkim, mane, nukert tavi eismį ir tu anksčiau susinervini. O dabar pasirenki, gerai, aš pasirenku matyti viską iš pozityvios esmės. Gal tas žmogus kažkur vėluoja, gal to žmogaus koks ten mama ar ten tėtis, gal ligoninė išvažiavo, kažkas atsitiko, aš nežinau, bet aš prisiimu tą pozityvę esmę, kad galbūt kažkas įvyko, kur aš nežinau ir aš... Arba tave kaip tik gal apsaugojo tave patį nuo kažkokio tai įvykio tolimesnio, gal ten buvo, gal tau galėjo kokią avariją, tarkim, ištikti ar dar. Turi, grinai, tą išvelgti kitos perspektyvos. Ir nieks nesako, kad tie dalykai ir lengvi. Aišku, tas pats dalykas irgi ir įsitikinims, kad ir sunku. Bet žmogui, katras nėra niekada to dalyk darys. Ir taip, ir procesas, ir yra iššūkis realiai. Bet yra lengva sakyti, kad yra sunku ir yra, kur, tipo, kiti per tą sunku ir bando tai. Būtent. Jo, nes kalbėti visi gali, kad jo sunku, tarkim, mes taukyti ir panašiai sunku, mes ten viską. Bet tu, jeigu tikrai to nori, tai tu realiai ir gali. Per norą viskas atsirado ir motyvacija, tai viskas. Absoliučiai, ir kaip tu manai, koks yra žmogaus gyvenimo realiai tikslas? Pats pagrindinis dalykas, ką žmogus turės, tai iš esmės, kaip tu manai, ką žmogus turėtų daryti? Aš manau, kad žmogus turi
atsikratyti visų emocijų ir aš kalbu visų teigiamų ir neigiamų, tokių kaip žmogus yra, kaip jam yra sukurtos tas visos emocijos, tai iš gyvenimų. Tiek teigiamos, tiek neigiamos. Nes tai kaip kūdikis, kodėl visi laiko kūdikį tai dievu, nes jis gimsta, ateina gyvenimą, jis nieko nepažįsta tokių kaip emocijų, jis yra neutralioj būsenoj. Tai man atrodo, per tą gyvenimą tu turi išmokti tai būti visur neutralus. Nes teigiama ir neigiama emocija gali tai, ta teigiamas, tarkim, labai didelis tas, tu patiri tą, tarkim, džiaugsmą, visą harmoniją, ir, tarkim, irgi jis turi kažkaip balansą laikyti tokį, man atrodo, kur negali pasiduotom labai labai teigiamom emocijom. Tu gali pasirinkti, ką tu nori Jo, ir pageidauji. man atrodo, kad tu turi taip gyvenimą, taip balansą tokį atrasti ir išmokti, kad ne emocijos tave valdo, o tu, tu valdai viską. Būtent, nes taip ir yra iš esmės, nes mes turim įsitikinimą savo galvoj, kad tai sukurtas emocijas. Jo, ir labai yra tai visokie neigiamai varyti, tokias kaip laidotuvės ir panašiai. Va. Ir čia, man atrodo, yra logiška, kad visiems liūdna, faktas, bet tu negali pasiduoti toj būsenai ir susigadinti savo tai savaitę, mėnesį ar metus tą visą laiką, kad užsmaugti save tai liūdnom, neigiamom emocijom. Nes man atrodo, tu ir gali suvaldyti šitas, kad ir kokia ten, tarkim, nelaimė būna, vis tiek tu gali tą neutralumą pasirinkti. Ir tarkim, yra šiais laikais labai sunku, kad jeigu tu jauties arba neutralioj būsenoje esi, arba tai teigiamoj, į tave žiūri kitaip, nes tu, what the fuck, kodėl tu taip jauties, kodėl tu neliūdi dabar. Man nepatinka, tu vartoji tai viską, tu esi žmonės galvoja, kad džiaugsmas yra išorinis. Jo, kad jis turi suteikti, ar tai pirkimai visokie, ar tai dėlakas, nežinau, priklausomybės tai ar dar kažką. Nes visiems dabar yra keista, kad jeigu tu esi teigiamoje emocijai, tu kažkoks, tu nejasnas. Nes tai nėra, atrodo, normalu vis dar. Ir jeigu ir yra, žmonės pavydi ir atiduot, žinai, visą tą savo parodo, tą savo tikrus įsitikinimus, visas, kas viduje ir tus dalykus, kur pats nepageidauja ir sako, o, čia tas tu toks, čia nesąmonė, taip toliau. Jeigu pavydi, tai reiškia, kodėl pavydi žmogus, nes jis pats neturi to ir jis pyksta dėl to, kad neturi. Viskas taip, Jo, ir aš dar noriu pridėti, dėl to gyvenimo, žinai, tikslą, mano nuomonė būtų, kad reikėtų siekti savo aukščiausias aistros. Tai kalbant, žinai, kas būtent tau ir smagu daryti šiuo momentu. Kas šiuo momentu tau ir labiausiai atrodo smagiausia. Tu turi pasirinkimą, aš turiu pasirinkimą šiai pasivaikščioti, eit plauti indus, eiti apgenėti medelį, ar ten važiuoti. Žolę. Tu turi X, Y, Z pasirinkimų. Ir dabar pabandyti įsivaizduoti, gerai, aš dabar darau tą, kaip aš jaučiuos. Ir kuris iš tų visų pasirinkimų dabar galimų tau galvai, kur tu turi būtų pats smagiausias dalykas tau daryti. Ir kai tu pradedi sekti tą aistrą, daryti tą kiekvieną kartą. Ir tu smulkmenas gali būti, ne tik ten, kad... Jo, absoliučiai, tai neturi būti su maistu, tarkim, irgi. Jo. Ar tu rinksies, kur pavalgyti ten sveikai, belia kaip sveikai, kur net nepatiks tau tas maistas, ar gal šiek tiek netoks sveikas, bet gal tu jausi tą džiaugsmą, tai ir valgai, bet nesakau, kad labai tą blogą maistą. Šiek tiek, susaikus. Jo, iš esmės. Bet jo, tu turi siekti savo meilę, savo harmoniją, kur tu jauti ramybę, tai džiaugsmą, tai jo, turi siekti visur. Ir aišku, tas yra visai lengva padaryti, bet kas jas pastebėjęs, žmonės man rašo, žinai, ir kaip reikia pamesti tą, žinai, lūkestį, nes yra labai svarbu, tu kai darai tą, sieki tą savo aistrą, žinai, o gerai, aš tikiuosi dabar, man pasakė, kad reikia sekti savo aistrą, tada bus viskas zaibys. Tada bus tobulai. Bet ne, tu negali tikėtis, kad bus taip ir taip ir taip, jei darysi tą. Tu darai tą, kas tau smagu, vien dėl to darymą, vien dėl to, kad tu gali padaryti tą dalyką. Tai prasme, čia ir tiesiog pasirinkims, žinai, kai būdavom vaikai, eidavom, tiesiog, varau į lauką, nežinau, kas bus, bet žinau, kad bus smagiai ir tiesiog varau. Be įsitikinimų kažkokiu, tu tiesiog eini ir darai tai, ką jauti, kad, viskas. Ir net nesitikė, ar tai sutikti žmonių, draugų, tai kažkokių tam, tiesiog eini ir darai. Būtent. Jo, o tarkim, dabar bus tikrai koks hateris, kur gerai, bet vis tiek reiks kažkada tai nupjauti žolę, ar tai medelį.
Jo, faktas, bet tu tą dieną gal, būtent tą dieną pasivaikščiojimą rinksies, bet tą sekančią dieną gal tu pats norėsi tą žolę nupjauti. Ir tarkim, bus saulė kaitins ir va, įdėksi kaip tik, eisi pjausi žolę ir dar įdėksi. Jo, va tas irgi radims pozityvios prasmės bet kokiam dalykui. Taip. Nors gerai, mes visi turim atsakomybių, turim ten kažką padaryti Taip, specifiškai, kur galbūt nėra taip, kad labai norim, bet mums nežinom, kad turim daryti. Kaip pavyzdžiui, vis tiek visuomenė gyvenam, turim užsidirbti pinigus, kad išgyventi, taip toliau. Na ir gerai, kaip ir prieš tai minėjau savo darbą, čia gali būti kita situacija, kai tu sakei, netgi su to žolės pjovimu, aš žinau, kad reikės pjauti, nelabai noriu, bet gerai, einu papjauti, nes, kodėl bus saibis? Saulutė apšvies mane, aš pasikepinsiu biškį, pasideginsiu, D vitamino įgausiu, žinai, pasivaikščiosiu, gabasom kojam ant tos žolės, irgi pasikrausiu elektronų. Va šitas irgi savistaba, leidams savo pasirinkti, ką tu pageidauji. Ir tas ir grinai sąmoningas pasirinkimas, tai neprasidės pasąmoniškai, natūraliai, lengvai, kaip tarkim mums dabar galbūt dar nėra irgi pilnai taip, kad galėtų ten būti, žinai. Bet vat mes įeinam į tą ir jeigu mes esam tokie žmonės, bet kas gali taip. Ta prasme, aš niekom ypatingas nesu. Aš buvau toks pat kaip ir kiekvienas žmogus, kuris pasaulyje egzistuoja. Čia yra tikrai natūralu būtai žemesnioj būsenoj, kur su negatyviom mintim ir panašiai. Čia yra natūralu, kaip aš sakau, namuose dulkės. Nu, čia yra natūralu, tu vis tiek eini išvalai, bet tu neužsibūni ir neapleidi ir nepalieki, tu turi tai tvarkyti, žiūrėti ir neleis būti tam. Jo. Pastoviai. No. Nes nujaustis, tipo, liūdnam, tikrai yra natūralu, faktas. Gal tu, tikrai jau labai blogai jauties, bet, neleisti užsibūti, pabuvai toj būsenai, viskas užtenka ir beveik, viskas paliktai. Jo, nereikia užsiciklinti tam dalyk, nes ir, pavyzdžiui, man anksčiau būdavo taip, kad, kai, žinai, nukrenti žemai, ar ten kažkokias aukos būsenas, ar kažkas, ir atrodo tau, kaip man patinka jaustis taip negatyviai, nes atrodo gaunu kažkokį dėmesį iš kitų, ar kažką, žinai. Ieškai energijos iš kitų, būtent. Jo, ir atrodo, aš turiu čia skylę ir kažkas tik kits gali tau užpildyti dalyką. Neužpildys niekada. Tu gali visą gyvenimą taip galvoti ir tu kartuosi tą patį ciklą per tą patį, kol tu galtinai, jeigu ir išmoksi tą pamoką, išmoksi, kad viską, ką tu gali duoti, ar kas nors tau gali duoti, tu pats tai turi jau dabar. Taip, nes, kad ir yra labai negražus, tipo, labai negražiai skamba tie žodžiai, tipo, kad niekam neįdomios tavo problemos, niekam neįdomios. Jie tikrai tie žodžiai labai šlykštus ir negražus, ir, tipo, bet čia tiesa yra, nes kiekvienas žmogus turi savo problemų, ir ar tai mažesnių, ar didesnių, bet visi turim, ir mes visi renkamės, kaip jas užpildyti, ir negatyvių, ar pozityvių, tipo. Absoliučiai. Tai vat, esmė kaip ir buvo tas, tu turi sąmoningą pasirinkimą vis laik pasidaryti, ar pozityvą, ar negatyvų pasirinkti. Ir jeigu nepageidauji dabar tą, ką tu kartuoji, ką tu amžini realiai savo patirtį, tu vis laik žinau, kad tu turi pasirinkimą pakeisti tą dalyką. Tu renkies viską taip. Tu pats. Absoliučiai. Dar noriu sugrįžti prie tas aistros. Tai kai tu sieki tą savo aistrą, tu visiškai neturi lūkesčių, kas įvyks. Ir tu tą dalyką darai kiek įmanom ilgiau. Ta prasme, tai reiškia, kad, gerai, aš darau, radau kažką smagiau dabar daryti. Ir aš einu daryti tą dalyką. Nereiškia, kad kartais ego sakys, aš padariau, kas man ir smagu, ir dabar aš turiu būtinai grįžti į savo atsakomybės ar kažkokius kitus dalykus, kur gal tas dalykas nedeg, bet aš gal atrodo, kad turiu degti, žinai. Atrodo, būtinai turiu sutvarkyti dabar namus, nes tiesiog kažkodėl planavau, bet man vis tiek žinau, kad ir smagu čia būti, bet gal užtenk, žinai. Ne. Ignoruok tą ego, daryk tą, ką tu turi padaryti dabar, kas tau ir smagu, ir tu surasi būdą vėliau sugrįžti prie to. Atsirasti. Jo, ir kas dabar svarbiausia ir siek savo aistrą, darai kiek įmanoma ilgiau, neturi jokio visiškai lūkestį, kas įvyks, kai tu siek savo aistrą, ir jeigu kažkas įvyks, absoliučiai bet kas, tu išlieki pozityviai būsenai, tu randi pozityvią prasmę kiekvienoje situacijoje. Visiškai aplinkybės ir situacijas, kaip prieš tai buvau minėjęs, nėra svarbi. Svarbiausia ir tavo būsena, nes tavo būsena yra kaip tavo magnetinis laukas, kad pritrauk viską į tavo gyvenimą. Ir kai tu seksi savo tą aistrą, viskas, kas nepasitarnauja, viskas, kas nesusilygins su to tavo aistra, tavo ta tikrai esatėm, nes tavo aistra esi tu. Grinai tau energija, tu kas iš tikrųjų esi, ne tik kad siela, bet kas tu, ne tik kad asmenybė fizinė, bet kaip siela, kas tu esi. Ir kai tu eini tos aistros keliu, viskas, kas nesusilygin, išeisi paviršių. Atrodo, aš darau tą, ką aš myliu, tas, kas man smagu, ir blemba, čia kažkoks negatyvus atsirado. No. Tai kodėl atsirado? Nes nesusilygint, tu turi šitais, atsistuoji tau, žiūrėk, aš esu čia, transformuok mane, vietoj to, kad tu įlystum į tą emociją ir jaustumės.
transformuok mane, pakeis mane kažką, ką tu pageidauji. Taip. Mes neveltui išlenda. Taip, Ir vat mes ir einam per gyvenimą ir mes vis laik mokomės, pasiimam kažką, ko nepageidaujam, atrandam, darydami, būdami savim, savo aukščiausią versiją. Ir vis laik bus gyvenim kažkokių tai iššūkių. Nebus taip, kad aš pakeičiau savį, niekada gyvenime nereikės nieko keisti. Vis laik bus. Taip, vis laik bus. Mes esam čia, kad patirt patirtį, kad patirt tą procesą ir išmokti savį transformuoti tamsą į šviesą. Šviesą, Absoliučiai, taip, vat visą realiai paskirtas, kodėl mes būtent inkarnavomės šiuo metu. Ir vat transformacija iš tamsos į šviesą. Nes yra labai daug civilizacijų, katros dabar mumis steb. Ir mes mokosi iš mūsų, kaip mes galim būti tokiam negatyv, tokiam stipriam negatyv tamsoj. Jo, ir mes galim tokią tamsą transformuoti į šviesą. Tom civilizacijom čia ir tiesiog kosmosas. Jie pamat, kad jeigu mes galim taip sunkiai padaryti, anie gyven žymiai lengvesnius gyvenimus. Ir planetų, kur ir žymiai lengviau. Absoliučiai, negu šitoj planetai, čia kur mes esame. Čia žiauru. Tai prasme, ir nieks nesako, kad nėra blogiau, negu mes dabar esame, bet pakankamai ir sunki mokykla čia. Ir jeigu mes galim padaryti tai, visi kiti gali taip pat tą padaryti, kad mumis stebi iš esmės. Ir tas ir įdalyks, vat, sakim, savo aistruose, buvims tas, kas tu nuoširdžiais, autentiškiausiai tavo versiją, ką tu nori šnekėti. A tu nori gal nusikeikti kur nors. Nu ir nusikeikti savo ir nesmauk dėl savęs, kad oi nusikeikiu ir dabar kaip aš pasirodžiau. Negalima savęs uždaryti, tai negalima smaugti. Nusikeikiai, netyčia, išėjo kažkas tai, viskas, tarkoj. Reikia atspūluoti ir gyventi taip flow, bangoj taip. Va tas ir yra, mes einame kiekvieną savo, mes va to, kaip tu sakai, bangom, ne? Mes turim savo tą unikalią, žinai, srovę. Kiekvienas turim savo unikalią srovę, gausos srovė, žinai, ta gausa, žinai, kur tu eini, man iš kažkur pritrauku pinigų, galimybės iš kažkokius atėjo į darbą, ar ten situacijas, ar ten žmonės pasiūlo kažką, arba aš ten tiesiog stebuklingų būdų laimiu kažkokį, gal loteriją, kur nusipirkau, kur niekada neperku. Tu vat įeini tą savo gausos kanalą, tik tada, kai tu leidi savo būti tas, kas tu iš tikrųjų esi, ir be jokio lūkesčio. Visa aistros formulė, kaip ir prieš tai buvau minėjęs. Ir va tas ir yra tas įėjims. Ir kai tu atlieki visą šitą dalyką teisingai, tu tad pradedi matyti visus tus vaisius. Ir va tavo gyvenimas pasikeiti. Ir tu tada atrodo, aš visą savo gyvenimą dariau tą ir elgiausi taip ir taip, ir niekada nepastebėjau ir nežinojau, nesuvokiau, kad aš turiu viską, ko man reikia prieš akis. O tai ir tiesiog pasirinkims. Nuosprendis. Realiai. Ir kaip žiauru iš tikrųjų, vat žmonės būna, tikrai kiti net neatsikėvė. Bet labai įdomus žodis neatsikėvė. Nes realiai nebesuvokė to. Visi ir kažkaip ilgą gyvenimą ir nugyveno taip miegodami, taip nebesuvokdami. Tai svarbiausia yra atsibust, nesvarbu kada, svarbiausia yra atsibust. Grinai. Jo. Ir būt savim ir nesilygiuoti kažką tai kito, nes, būt tiesiog daryti pagal save ir kas traukia. Jo, ypač, žinai, vis tiek, dar vyresni žmonės, kad jie vis dar, galim sakyti, miega pagal sąmoningumą. Mes negalim sakyti, kad jie privalo atsibūsti, nes jie gal pasitinka skirtingas pamokas. Nes mes, kaip čia inkarnuojamės, mes mokomės pamokas. Skaityk, jeigu mes jau kalbam tom temom, jeigu mes jau esame atsibūti, tikrai tai nereiškia, kad ir pirmoji mūsų inkarnacija. Mes esam čia, tu gali vadinti, kad mes esam senas sielas tik šioj planetoj. Visas sielas iš esmės yra to pačio amžiaus, čia nėra senas ar jaunas taip toliau. Bet kiek inkarnacijų vienas sielas šitoj planetoj būtent tur, tada gali sakyti, aš turiu daugiau patirties ir aš praėjau labai daug negatyvą, aš praėjau tą neatsibudimą, išmokau tam tikras pamokas ir dabar atėjo laiks man atsibusti. Kai kurie žmonės tik gal antrą inkarnaciją, trečią, penktą tur ir nemokos vis dar kažkokius specifinius dalykus, kur jiems dar nelaiks pamatyti ir suvokti pilnai tą, ką mes realiai dabar kalbam. Ir viskas yra okei su tuo. Tai nėra tas, kad, aš dabar nepadarysiu to, neatsibusiu ir viskas yra pabaiga. Mirtis nėra pabaiga. Tai ir tiesiog procesas peržengimas iš vienos būsenos į kitą, nieko nesiskiria, kaip vanduo užver ir tam garais. Lygiai taip pat, kai mes numirštam, mes peržengiam kitą būseną, pasirenkam gerai, aš noriu grįžti čia, išmokti tą ir tą, o dabar galbūt laiks bus man atsibusti. Ir pažiūrėsim, ar aš pasirinksiu, būsiu sąmoningai, pasirinksiu atsibusti ir pradėti tobulinti save sąmoningai, ar aš toliau gal tą patį ciklą kartuosiu, kad išmokčiau gal dar kažką, žinai. Visi natūraliai. Ir
Ir mes tiems vyresniems žmonėms galim pasakyti, kad jie vis dar galbūt nesuprant šitų dalykų. Gali pasakyti, o geriau daryti tą ir tą, nes mums tas dalykas padėjo. Bet aišku, ką tas žmogus darys tą informaciją, tai yra asmeninis reikalas. Žinai, negalim sakyti, o tu privalai dabar daryti, privalai. Ne, aš manau, Nepriversi jokių būdų. Bet visiems tai ateina savo laikas. Absoliučiai. Va, sinchroniškai viskas tada, kada turi būti, tada... Kada atsitiks, tada atsitiks. Jo. Realiai, va čia ir gausos definicija, reikšmė. Galimybė gauti tą, kad tu turi gauti tada, kada tu turi tą gauti. Realiai. Tai ir gausa. Nes, aš noriu daug pinigų. Gerai, tu nori tų pinigų, gal tu ir turėsi pinigus, bet tada, kada tau bus lemta, tada, kai tu išmoksi kažką, transformuosi daugiau kažką, žinai. Ir tada tie dalykai ateina tavo gyvenime. Nes, na, aišku, žmonės labiausiai vis tiek, pinigai, svarbiausias dalykas ir pinigai. Iš esmės. Iš esmės dėl tai ir užsimena apie tą dalyką. Bet, jo, tai va. Ko dar galim pašnekėti? Kaip čia dar temą užsivesti. Viskas taip gerai užsivedė. Ja. Įsivažiuoju ir, žinai, jau pradėjai netgi tempti. Jo, aš žiūriu, kad jau. Tai, šiaip dar norėčiau paminėti, kad... Buvau kažką, norėjau, kai kalbėjai, buvau kažką prisiminus, bet ir kažkaip taip... Tai atsiminsi jau. Kai atsiminsi. Tai pertrauktų, man. Prieš tai kalbėjom apie bangavimą, žinai, dar noriu siminti. Tai, va tas ir, kaip ir, žinai, tu būsi aukštai būsinai, tu nukrisi. Mes kaip pastovi parabolė, pastovi, tu būni aukštai būsinai, tu nusileidai. Bet kam ir skirtums, kad tu nein lygi linijai, kai tu banguoji taip, tu banguoji aukščiau ir nenusileidi tiek žemai, kiek buvo anksčiau. Tu biški aukščiau nusileidi. Ir tu vis laik kelies realiai. Tu tobulini savi ir tas pasako tau, kad procesas egzistuoja. Ir tas dalykas reiškia, kad tu nukrisi žemiau. Bet tu neprivalai išlikti negatyviai būsinai. Tu gali naudoti tam tikras praktikas, kaip dėkingumą, arba rasti pozityvų priežastį, arba išrašyti ant lapo viską, tarkim, chaosą, žinai. Šita jo labai gera idėja yra išrašyti viską. Jo, realiai tas rašymas tai žiauriai geras yra, tipo, kaip mumis, kai mažus įtikino dienoraščiai. Bet realiai, iš tikrųjų, tu išjauti save, tarkim, ir tas emocijas tai sukuptas, ar dar, tu išjauti ir tu tarpu gali irgi net padėkoti, grinai tas dėkingumas, kur yra, kur gali dėkoti, ir ta prasme, tu ir pritrauksi, ir čia vien pliusai rašymas yra. Jo, aš turiu tai praktiką ir, žinai, kartais būn gyvenime chaosas, ta prasme, chaosas galvoj. Viskas jau ten sproksta, viskas emocijas, visas mušas emocijas, tiesiog nebežinai, kur ką reagot. Susideda žiauriai daug dalykų. Ir čia tas pats, žinai, galėčiau taip vizualiai, dažnai mėgstu paminėti, yra konfetis, tu iššauni tą konfetį, žinai, ir esi kambarį, ir tas konfetis skraida. Ir tu dabar esi realiai, tu nematai, kur tavo indai, kur ten spintelės, kur ten tas televizorius, kur ten knygas, žinai, tu nematai nieko. Bet kai tu leidi savo protui nurimti, o tai reiškiant, tu pasiemi ant lapą ir išrašai, o aš jaučiuosi liūdnai. Ir tada viskas, kas tau galvoje, yra absoliučiai. Ir net nereikia tad taisyklingai rašyti. Nesvarbu. Tiesiog valykis mažadžiais pilt, tiesiog viską supilt. Viską ant lapo. Jo, šitas labai geras yra, tas paleidimas netoks, realiai ir emocijų, ir visko, minčių, visko. Supilt tiesiog, žinai. Viską ant lapo išmėti. Ir kas juokingiausia, kad... gali tą daryti. Bet aš išmetu viską ant lapo, ne? Ir atrodo, dabar turėtų pagerėti, žinai, bet atrodo, niks nesuveik. Praeint 3 valandas, praeint 6 valandas, toks, kaip kažkaip gerai jaučiuos dabar. Atrodo, viskas, kas buvo tam chaose, atsidūrė ant lapą, įtauk dabar galvą ir švari. O tai reiškia, kur prieš tai kalbėjau, tas konfetis nukrita. Ir tu gali, matau tenais tas, kur buvo tas. Ir dabar galiu daryti sąmoningą pasirinkimą be jokių ten chaoso galvoj, be streso, be nerimo, su ramiu protu pasirinkti, ką aš pageidauju dabar toliau amžinti savo patirtį. Ir realiai, kai išrašai, iš tikrųjų esu ką aš bent jau iš savęs, kad ateityje tu nebegrįžti prie tos pačios minties, kažkurios tai jo. Kažką tai iš tikrųjų tu taip paleidi gerai, kad tu pamiršti viskas, jau kaip ir parašiai, taip ir išėjo tas visas. Tai man tas esu pastebėjus, kad paleidimas tas tikrai veikia. Jo, viena iš geriausių tokių praktikų, kur atrodo, žinai, man kažkada čia tą dalyką man ir išmokė vienas toks mentorius iš Vokietijos, čia prieš daug metų iš tikrųjų. Ir aš toks, ką čia ant lapą rašyti, ką? Skeptiškai. Labai taip, gerai padarys, žinai, ir padariau ir aš toks, veik. Ir žinai, kas yra juokingiausia, kad kai vėl sugrįžtų į tą chaosą, žinai, būn chaosas galvoj, prisimenu tą praktiką ir galvoje, neveiks. Kas kartą vis tiek, tu gali ten 10 kartų rašyti, tą 11 kartą, kai tu rašysi prieš rašant,
ai, nu kažkokia nesąmonė. Jo. Vis tiek, va, tas ego, va, Jo, lenda, jisai, va, absoliučiai. lenda, kad, nu, neveiks, veikia, tikrai Nu, veikia. tu padarai vis tiek, kai pamatai, ai, kodėl aš negalvojau, kad neveiks. Nu, Bet tai nesąmonė. va, čia ir įsitikinimas, o Jo, vėl, absoliučiai. vėl, Nu, nu tas ir yra, vat, mūsų tie įsitikinimai mums dažnai Kiško. padniuoškis, na. Ir didžiausi tie įsitikinimai yra, vat, žmonėms, kad trūk dažnai, tarkim, negeiti tą aistrą būti savim ir tą baimę nežinomybės. Bet kas ir juokinga, kad kai tu eini tą nežinomybę, ko tu daugiausiai atrasi to nežinomybei ir daugiau savęs. Taip. Tiesiog- Visi bijo tos nežinomybės, bet ten ir yra toj nežinomybei yra ten toks lobis realiai, toks, kur atradimai tai nauji, emocijos gal naujos ar dar tai, nu, realiai. Absoliučiai, vat, daugelis Baimė yra žmonių. gerai, baimė yra gerai. Jo, va ta baimė, na, vat, ir tavo draugas, kad sako, žiūrėk, šitais va ir vieną plytą, kad tą tu turi peržengti, kad rasto realiai čia esi tu ne kažkokiam toj patirti, kur tu bijai žengti į kažką, kur tu nežinai, kas bus, bet už tos pusės egzistuoja realiai tavo svajonių būsena, tavo svajonių gyvenims, kažkokios galimybės, kur svajoji. Tau tiesiog vieną žingsnelį reikia padėti ir tada pamatyti, žiūrėk, ir antras ir trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, aštuntas, ir tu praeini ir tu pažiūri, kiek man daug pozityvių dalykų įvyko, kai aš leidau savo pasitikėti savo sielą realiai. Ana man ved į aistrą, į kažką, ką aš noriu daryti, ką aš mėgstu daryti, bet ir kažkaip baimė į nežinomybę, žinai. Tarkim, scenos baimė, o aš nežinau, ar žmonės kaip reaguos, arba... Nu, nes nu, kaip į mane pažiūrės, nu. kaip, ką pagalvos apie mane. Visiškai, Pochui. visiškai. Ir tas dalykas, kai tu peržengi tą baimę, tą nežinomybę, Taip. tu pamatai, ant kiek buvo nelogiška tau bijoti. Ir kuo tu daugiau tą dalyką Ir padarysi. juokies iš tai, tada tikrai juokas paima, kad kam aš bijau, kam aš dabar bereikalą ten savęs smaugiu ir galvoju, kad, Absoliučiai. nu, Ja. jo, tai kur baimė iš tikrųjų yra gerai, labai gerai. Baimė. Anksčiau bijojau, bet dabar jeigu bijau, reiškia verta. Tikrai verta. Nu, iš esmės, baimė irgi buvo mums dabar prieš darant ant podcastą. Jo. Nu, dabar, o, žinai, šveras podcast, končiai šnekėti reikės. O, kaip čia šnekėti, kaip čia, tipo, nu, Bet žinai. kažkaip jo, natūraliai. Natūraliai leidai savo pasitikėti tas, kas vyksta ir smagu, man ir smagu. Jo, realiai. Nu, tiesiog. Viskas flow, tiesiog. Ir leidom, žinai, savo būti, kas esam, dalinti su to. Ir mes, aš tai neturiu lūkesčių, ar čia kas nors pasims tas informacijas, ar nepasims, tam, kam Ar reikės tai tas. praskipins, ar Nu. tai taip šitą video, žinai, kur Nu. tipo su tuo. Ja. nes, nu irgi, čia ir iš esmės irgi mūsų abiejų aistra, smagus dalykas, ką mes norim daryti. Ir vat, jeigu tu turi kažkokį tai dalyką duoti kažkam, arba tu turi dovaną, vis laik ir kažkas, kas lauktos dovanos. Taip. Tarkim, ir moneta, ir ta moneta turi vieną pusę, ir kitą pusę, nėra vienos pusės monetas. Taip. Vis laik ir dvi pusės moneta, ir dovana, ir kažkas lauktos dovanos. Ir viskas, ko tau reikia žinoti, kad jeigu tu nori kažko pasidalinti, nori kažką duoti, kažką pasakyti, vis laik kažkas lauk gauti iš tai tą dalyką. Ir tas vat ir atneš pilnavertiškumo, leidimą savo būti savim. Man kaip patinka, mes kalbam apie tą aistrą ir fone tas mergaitės klikuoja, supas ant hamako ir taip gerai laiką leidžia, taip natūraliai, va viską, ten ant žolės vartos. Ir man tas fonas, tas vaikystės garsas, toks nostalgija, taip, kaip Nu. skaniai. Nu jo, vaikai, va, tas ir yra. Tai, va, ir sako, nu, harmonija, va, daro, va, savo. Jo. Ir man tas- Smagu ir šitas Jo. dabar vis tiek vėsus vakars, po maikėm, nesvarbu. Nesvarbu, ant žolės, Jo. va, vartarios viską. Ir, va, Ir gerai, tiesiog, harmonija, va tas ir ta būsena, va sugrįžti vaikystį, prisiminti, koks buvo jausmas, žinai, o kaip buvo smagiai, kai aš Jo. tiesiog nu, dariau tą ir tą ir tą. Ir aš Ir man nežinojau, niek nesitikėjau. Labai kiekvieno vienas video, kur buvo, kad sako, mes būdami maži tiek laukiam, kad užaugsim, kad užaugsim. Mes užaugom. Ir kur džiaugsmas dingo realiai visiems. Tai ir toliau darykit viską, grinai, mes augsim visą gyvenimą. Jo, Niekad nebus kažkokio tai taško, kur pasiekėm ir viskas nebeaugsim. Ne, vis laik augsim. Tai reikia leisti savo. Ir man yra tai tokie įsitikinimai, kur, tarkim, darai valgytame ir, oi, baisu ištepti ten ar rūbus ar dar kažką. Leist savo, nes tu vėl tai įsitikini, kad, oi, baisu ištepti, neišsiplausiu ar dar tai sugadinsiu. Ir vėlgi čia tokia baimė, tai žodžiu, leist savo viską. jo. Ta prasme, mes esam čia, kaip šitą asmenybę, laikinai. Realiai. Tai koks skirtums, ar ten tas dar dabar išsiteps, ar ten kažkas įvyks, jeigu tu tau smagu tas dalykas ir daryti, jeigu tu nori eiti su baltais batais per tešlos, kad pamatytum, Saulėlydį kokį nu, tarkiau. nu tai reikia įsiplausęs sus batus, žinai. Kiekvienai jau. Nes, nu, vat tas tie dalykai irgi daug Bet tiek egoistik- mokėjau už tus batus, tai nepirk tada už tokią kainą, jeigu tu savo neleidi. Jeigu tu manai, kad esi prastesnis negu tie batai. Arba tavo tas saulėlydis bus prastesnis. Nu, ne, tada.
Nes buvo tokių žmonių, kur nusiperka batus tada ir sako, kad gaila. Tai kam tada? Kodėl taip? Ne, reikia leisti savo, reikia leisti viską savo. Jo, irgi va tas, kai aš mokiaus gausos labiau ten, nu, aplamai gausos gyvenime, irgi buvo toks dalykas, kad jeigu tu perki pigų daiktą, tu realiai perki irgi pigaus daiktą energijai. Ir jeigu tu perki kažką brangaus, tu nusipirki to brangaus, tu gauni tą energiją, o aš esu dabar verts. Tu labiau gauni pasitikėjimą savim, o aš Jo. esu verts tą dalyką. Jeigu aš nusipirkau, aš labiau jaučiuosi pasitikinti savim, galiu pamatyti, kad, kaip fainai, koks jausmas būtent dalykai. Nes irgi tu nusipirksi, gali batus už 20 eurų, gali nusipirkti už 100 eurų, bet jeigu tu matai, kad tie batai tau ir gražesni, tu ane tai trauk kažkodėl. Ir vat, žinai, irgi būdavo man irgi taip, pinigų leidims kažkam, žinai, brangiau ir tu pradėjau, o kaip dabar, taupiau, kaip vėliau bus, kaip nusipirks pavalgyti, kaip tas lūkis, tu užblokuoji iškart save, visą tą gausos kanalą, ką tau, visą tą tavo aukštesnis protas gali atsiųsti, tu viską užblokuoji su to įsitikinimu, su to bloku, nu, ir tada paskui patiri to dalyką, kad, žiūrėk, rimtai, man blogai kaip yra, bet jeigu tu pamatai, gerai, aš nusipirks tą, man koks skirtumas, aš žinau, kad tai pinigai ateis, ar ten sugrįž kažkokiu būdu, man, va, tu išliktų į būseną ramiui. Kokia situacija man buvo nesini. Čia aš Norvegijoje dabar, man buvo taip, kad aš čia gavau pas daktarų varyti, žinai, ir įsileidau biški daug pinigų pas tų daktarų ir pačioje norvegiškai sąskaitai, žinai, nes, bet turėjau apie 9 eurus. Ir, žinai, žiūriu, blemba, iš to darbo, žinai, kur dirbu, man iki algos ten plus minus 2 savaitės, kaip aš, žinai, turiu išgyventi per mintį. Nežinau, bus, kai bus, kažkas bus, tiesiog tur 9 eurus varau, nusipirku ten ryžių 2 kg, tada makarūnų kilogram, ten bananų pasiėmiau ir kefyrą, viskas. Nu, į kon dabar. Nu, nežinau. Ir aš išlikau pozityvią būseną, palikau atvirą gausos kanalą, neužblokavau savų lūkesčių arba planų, būtent kažkas turi vykti, arba kas bus, jeigu neįvyks. Tiesiog pasitikėjau nežinomybę iš esmės. Ir va tai buvo. Jokinga. Kitą dieną, iš niekur parėjo į man sąskaitą apie 2000 kronų. No. Ir aš galvoju, čia yra apie 200 eurų plus minus. Ir vat, iš kur tie pinigai atėjo pas mane, aš net nesitikėjau nugauti. Ir paskui tik įsiaiškinau, kad man tiesiog iš praeitų metų kažkaip stebuklingų būdų kažkodėl mokesčius grąžino. Būtent sutapimas dabar, sakys žmonės, sutapimas. Jo. Ne vieną kartą, ne 2, ne 3, ne 4, man jau ir tas įvyks dalykas, kai išleidau savo pasitikėti nežinomi visą gausą, kad tai priklauso man, atein pas mane tada, gausos definicija vėl. Viską, tu pritrauki viską, ko tau reikia, tada, kada tau reikia. Tai iš esmės, būtent sinchroniškai tuo metu, kitą dieną atėjai, nu tai realiai taip ir įvyka. Bet dabar gali irgi būti toks, tipo, kai žiūrės, tipo, gali būti toks mąstymas, kad, nu viskas, tada einu aš pirkti tą brangų dalyką, bet jie ir tada tikėsis, kad, dabar lauksiu, dabar turiu išleisti, dabar tarkim ten didelę sumą ir nieko negaus, nes jie tikės. Taip, va čia ir paradoksas toks, kad tu turi paleisti lūkesį, labai ir svarbu. Žmonėms daug, man ir daug klientų rašė žmonių, kaip tą lūkesį paleisti, kaip sunku tą lūkesį. Aš sakau, nu ką, žinau, paleidi tą lūkesį, tiesiog leidi savo pasitikėti tas, kas nutiks. Aš nežinau, kas bus po valandos ir aš neplanuoju, kas bus po valandos. Ir net negalvoji. Ne, tu būni čia ir dabar. Čia, sėdi viskas. Pats svarbiausias dalykas. Šits momentas ir vienintelis momentas, katram tu būsi visą savo gyvenimą. Tu nebūsi vakar, tu nebūsi rytoj. Tu esi dabar. Kas bus po minutės? Dabar. Kas buvo prieš tai? Prieš tai jau viskas. Čia ir dabar, va tas ir kad aš darau tą, ką aš myliu, čia ir dabar, be jokių lūkesčių, kas bus vėliau, nes aš esu čia ir dabar, man ir fokusas va taip. Grinai, man ateitis neegzistuoja, praeitis neegzistuoja, tai ir irgi iliuzija. Praeitis jau tam praeitą jau viskas. Visiškai, praeiti tie dalykai. Nes, knygai, aš kaip darinau šitą vieną reelsą, tą žodžių, kur sakiau, kad čia ir dabar neegzistuoja mintis, realiai. Nes ką tu vis laik galvoji, tai apie ateitį tai kuri iliuzijas, kurios net galbūt vapšė net neatsitiks taip, kaip susikursi galvoj, arba tai praeitis, kur jau buvo. Nes, tarkim, jeigu tu žiūri į saulėlydį, tarkim, bus, taigi aš žiūriu į saulėlydį, kaip gražu ir panašiai. Jau praeitis, jau buvo, nes tu jau pamatei tą saulėlydį. Taigi valgau kaip skanu, bet jau praeitis, jau patyrei tą skonį, tu jau praeitis. Tai jo, čia ir dabar neegzistuoja mintis. Visiškai. Visiškai. Nes mes esam tokiam tarpe realiai, tarp dviejų. Jo.
Tai jo. Tiesiog, va, tai tu leidi savo būti čia ir dabar, Čia be ir jokių dabar. lūkesčių, be jokių teismo savo, be jokių minčių. Aišku, tos mintis yra atsiranda, kaip tu sakei, va, tu pagalvoji apie, pagalvojau, praėjo 1 sekundė, tai ir praeitis. Aš esu čia ir dabar. Ir aš būnu čia. Va tas yra labai svarbu. Buvims čia ir dabar ir savistaba. Ir tada prasideda visi dalykai, transformacijas, įsitikinimai, tų konstruktų, ko tu nepageidauji. Ir tada po truputėlį keiti save ir matai, tada pradedi matyti tuos vaisius, žinai. Taip. Nes, jeigu tu darys dalykus dėl to, kad tu gautum kažką iš to, tu negausi nieko. Nieko negausi. Absoliučiai. Žinai, va, tu pavačiat. Aš jau praėjau daug to, aš tikrai žinau, kas tas yra ir Nieko negausi. tiesiog. Taip, atrodo paprasta, žinai, ir nes tai ir iš tikrųjų paprasta leisti savo būti ir dabar. Mes tą darėm, kai mes buvom vaikai. Tiesiog mūsų to visuomenė, žinai, Nesitikėjom nieko, žinai, gyvenom. visuomenė yra atgyvenus jau tą, galim sakyti, vyrišką energiją, kad yra nors statyti, kurti ten kažkokius dalykus, tos, tokius išgyvenimo esmė. Ir dabar tas dalykas jau nebereikalings mums reikia grįžti atgal į moterišką energiją, dėl to mes keičiamės, dėl to mes esam, kaip čia vadinasi angliškai, Age of Aquarius, transformacija, ta moteriška energija, kuri ir leidžia tau jausti jausmus, pastebėti tai, kas tu esi iš tikrųjų, ko tu nepageidauji. Nes grinai, jausmai ir emocija yra absoliučiai raktas į tavo suvokimą apie save, į tos dalykus, ko tu pageidauji ar nepageidauji. Ir leis pasikliauti. Leis tom emocijom išeiti, neleis sustovėti. Jeigu tu nori kažką paleisti ir tau atrodo, kad geriausiai tą dalyką ir daryti verkiant, tu tą ir daryk. Ar ten išbėgioti, ar ten pašokinėti, ar tiesiog šokį. Ką tu tau reikia daryti, kad tu paleistum tą daryti. Jokių būdų neblokuoti emocijų. Būtent, nes pas mane buvo irgi anksčiau tokie draugai, kur atrodo, jie random, eidami, tarkim, ar dar kažkokį soundą padarydavo, tipo, ten dar. Tiesiog būdavo jo draugelis, kad, ten dar. Sakau, kodėl? Ką žinau, sako, norėjau, natūraliai taip gavosi. Tiesiog, sakau, geriau, sako, jo, sakau, svarbiausia. Realiai, tai leis savo viską, leis savo būti savim ir negalvoti, žinai, ką kiti pagalvos apie mane, jeigu aš būsiu savim. Nes tie žmonės negyvena tavo gyvenimą. Tu gyveni savo gyvenimą. O ką apie tave pagalvos, tai tave prisimins maks 30 minučių ir pamirš tave po to 30. Būsi eilinis žmogus, tai gali. Absoliučiai. Praeivis. Ta prasme, bet kas gali teisti kitą XYZ pasakyti ten kažką, koks tu esi toks ir toks, bet ne visi tie žmonės, kad yra teis tave taip, nedirbs su savimi. Ir tu negali, žinai, irgi pykti ant kad kažką tenais eiliai tave pripratais apšauki, nes kažkodėl tu kažką ten užmynė ant batą ar, whatever. Tai dar, nustūmė dar. Tu negali taip imti ir galvoti, kad tas žmogus yra kažkoks blogs, ir gaidys, ir toks, negali. Bet tas ir gal tas žmogus tenais šiandien blogą dieną turėjo. Gal jis vis gyvenim amžin negatyvius ciklus ir taip toliau. Bet yra tai kitos pamokos. Jo, ir aš neprivalau pykti, nes gali įsivaizduoti, žmogus, katras gyvena iš ego, galim traktuoti kaip vaiks, katras ant sienų pripaiš, nežinodams, ką jis blogo padarė. Tu negali šaukti ant to vaiko. Taip. Nes jis nežino, ką padarė. Jis realiai tada taip norėjo. Tarkim, o ką ta siena, Tu negali pykti, Ir tas pats, kaip žmonės gyvena dar įstrigę ant savo ego, tu negali ant nupykti, nes iš tikrųjų nebūn tas, kas neįra, tiesiog elgias iš įsitikinimų ir konstruktų, ką nepaėmė iš vaikystės, iš mokyklos, iš darbo, iš atritimų žmonių, iš draugų, iš taip toliau. Ir kaip ir prieš tai buvo minėjęs, viskas prasideda, čia ir dabar ir savistabus. Tai ar turi ką nors dar dadėti melancholijoje prieš mums pabaigant šitą pokalbį? Nežinau, ką pridėti, tiesiog ir pasakysiu, būt čia ir dabar, realiai. Būt čia ir dabar, būt čia ir dabar ir pats svarbiausias dalykas, aš sakyčiau. Nesvarbus aplinkybės, nesvarbu, kas vyks tavo gyvenim, svarbiausia čia ir dabar ir kuo ir tavo būsena. Tai ko gero tiek, jau iš tikrųjų šalta daros. Aha, vėsiai jo daro, saulė nusileido. Tai jeigu... Joms tai tikrai ne vėsu, lauksiu savo palaikyti. Tai nežinai, mes sėdom, tai dėl to gal. Eisim ir mes palakstyti dabar tada. Varysim, pakalbinti. Tai jeigu pažiūrėk pat galo, labai dėkuoju, labai smagu, kad rezonuoju su visą informacijai. Ir čia kažkas patiko, kažkas... Pirms blins toks kažkoks podcastinis tinklalaidis dalyks, nežinau, mėginam, nes smagu. Nes kodėlgi ne? O ką pagalvos kiti? O ką pagalvos kiti? Jeigu žmonės norėtų rasti tave, kur negalėtų rasti? Mane gali rasti tai Instagram'e Pink Shadow, Melancholija ir TikTok'e irgi. Ir visą informaciją aprašyme, description galėsit rasti apie Melancholiją, apie mane, jeigu kam įdomu.
Ir, Rašykit, jeigu klauskit įdomu, padiskutuosim. nu, tai jeigu patiko, paspaus subscribe, nes dar bus tinklalaidžių podcast Like, daugiau. subscribe. Tai va. Gerai. Gerai.